40 TDI nereiškia, kad šita Audi yra 4 litrų. Šita balta gulbė yra Audi A4 2020 metų su 2 litrų dizeliniu varikliu. Tas 40 TDI ženkliukas gale, tai turbūt Audi tiesiog norėjo mus dar labiau sugluminti. Tai šita Audi turi savo išskirtinumą. Čia matome, kad ji yra quattro. Tai ką tai reiškia? 2 litrai dizelis plus 4 varomieji ratai ir automatas. Žiemą pravažumas tikrai bus geras ir kuro sąnaudos, manau, maloniai stebina. O po kapotu tas 2 litrų TDI variklis ir 140 kW. Gal su 140 kW ir neįrodysi kažko labai stipraus prie sankryžos, tačiau lėkdamas užmiestį puikiai apsilenksi. Avant modelis, universalas, tai galėsite tikrai nemažai visko prisidėti ir į bagažinę. Kam patinka mažesni, bet talpūs automobiliai, šitas automobilis tikrai puikiai tiks. Įsėdus į saloną jaučiasi ta Audi vokiška kokybė. Ypač naujesnių audinių salonai man labai patinka. Turime gražų ekraniuką, ventiliaciją per visą panelę. Labai gražus ir patogus Audi vairas. Turime ant vairo lapkės. Žinoma, yra distronikas, autopilotas, automatinė pavarų dėžė, tikrai graži spirtis. Sėdynės medžiaginės, bet labai patogios, pripučiamos ir atrodo tikrai gražiai. Ant kelio pats automobiliukas tikrai stovi labai gerai. Paspaudus greičio pedalą važiuoja irgi gerai. Tai salonas man asmeniškai tikrai yra 10 iš 10. Puikiai išdirbtas Audi. Kėbulo linijos tikrai gražios. Kad ir universalas, bet automobilis atrodo tikrai labai gražiai. Na ir kas čia dar gero, tai kad yra visa Audi centro istorija. Tai čia nėra tiesiog kažkokia, ką tik grįžo, nuvaryta nuo tralo. Turi automobilis visą istoriją, galėsite viską pasitikrinti, žinosite viską ir tikrai galvos nesuksite. Taip pat nepamirškim paminėti, kad šis automobilis visiškai neturės jokių eismo įvykių. Tai visa servizo istorija, jokių eismo įvykių, 2 litrai TDI, quattro, automatas, ar gali būti kažkas geriau. Ir šitos Audi A4 kaina yra 17,5 tūkstančio eurų. Tai galime suteikti visas leasingo paslaugas, taip pat galite įsigyti Mango draudimą nuo gedimų ir galite pirkdami šį automobilį įkeisti savo senąjį. Tai jei susidomėjai, būtinai susisiek.